Labas vakaras, noriu supažindinti su savo projektėliu Toyota BJ40 79 metų. Dabar ją šiek tiek mes modernizuojam. Prailginam 50 cm, kad atsirastų šiek tiek vietos keleiviam, bagažiniai. Smagiau važiuosim, minkščiau bus, daugiau vietos. Štai naujas rėmas, pasinaudota 80 Toyotos visais privalumais, spyruoklinė pakaba. Rėmas geram stovi, be abejo bus dar smėliojamas, tvarkomas. Apžvelkim, ką mes čia turim. Gale matom buferį naują su laikikliu atsarginiam ratui, apsaugos lempų, priešrūkinė apsauga, gervės, kita lempa, vieta gerviai, truputėlį palengvinta, išpjaustyta. Kuro bakas, Toyota 80, laikikliai padaryti. Kuro bakas, reiškia, tvirtinamas prie rėmo, ne prie kėbulo, kaip gamykliškai buvo numatyta. Kuro vamzdeliai. Tai. Razdatkė H55F. Kol kas be jokių patobulinimų, bet tikėsimės, kad jų ir nereiks. Pakeisti guoliai, riebokšliai. Advanced Adapters. Štai pasiūlė tokį sujungimo būdą. Šią Toyotos Razdatkę sujungti su TH400, liaudyje vadinama TH Turbo greičių dėžė, kuri turi 3 bėgius. Daug tepalo. Štai naujas valdymas paruoštas. Valdymą naudosim Unimatica B&M kompanijos. Štai va toks šifteris. Galim iš arčiau pažiūrėti, ką mes čia turim. O, štai va tokia rankena. Toks visas komplektas. Taip pat šitos kompanijos greičių dėžiai sudėta, nežinau net kaip vadinasi, bet visi viduriai sudėta šitos B&M kompanijos. Varikliukas 6.2 dizelis, 8 cilindrai. Buvęs Chevrolet'e, Blazer'e, 86 metų. Ganėtinai geram stovi. 24 voltų starteris, 12 voltų pakaitinimo žvakės, G60 atsidelko. Štai minėta Razdatkė. Kardanai jau padaryti. Spyruoklės, australietiškos, Ironmano, padangos BF Goodrich MK2, muterainai, 37 coliai, 17 colių ratlankiai. Štai bus toks šaunus komplektėlis. Rėmo prie kėbulo kol kas nieko dar nepadaryta, kadangi kėbulas buvo prieš keletą metų kapitaliai pervirintas, tai rūdžių ant jo nėra, tiesiog sumontavau slenkstį naują, tvirtą, rėmą.
praplatinam. Pečiukas, ko anksčiau neturėjau. Prietaisų skydelis dar kol kas neliestas, bet ateityje jis irgi modernizuosis. Daugiau esminių pakeitimų nėra. Tiek, kad lankam tiesiai prie nešančiosios konstrukcijos sustiprinimai, saugos karkasui. Štai. Jau paruošta išimtas sankabos pedalas automatiniai greičių dėžiai, paliktas tik stabdis, dar akceleratoriaus nėra, bet štai va toks pas mus projektėlis.